Šiandien pabandysim pasižiūrėti jau 6-ąjį bilietą. Užduotį 6-ajame biliete įvardyja kaip užduotį paruošti meninės priemonės, tai yra guašo dažus dailės veiklai. Ta dailės veikla planuojama su 4-5 metų vaiku. Ir kalbant apie šitą užduotį, jos pradžia irgi yra vertinamojo išvaizda, tai yra tvarkinga išvaizda, plaukai vertinami, nagai, asmens higiena. Ir pirmas dalykas, ką darom, tai einam plauti rankų. Apraše parašyta, prieš darbą nusiplautos rankos vertinamos 2 balais. Taigi einam plauti rankų, man nepatogu čia sukio dabar kamerą, tai tą plovimą ne viename jau užduoties atlikime demonstruoju, lygiai tokia pačia eiga nusiplauname rankas. Nusiplovus rankas, ateinu jau švariom rankom. Pirmas dalykas yra tos vietos parinkimas ir tai turėtų būti, vėlgi prisiminkim, 4-5 metų vaikui piešimui ruošiama vieta, vadinasi, baldai turėtų atitikti vaiko amžių ir ūgį. Tai atsimenat iš higienos normos reikalavimų, vaikas turėtų sėdėti ant kėdutės ir jo kojos pilnu padu turėtų remtis į grindis. Sėdėdamas prie staliuko jis turėtų stačiu kampu sulenkęs alkūnės, jas taip ir pasidėti ant stalviršio, nekelti ten, tai sakoma visai kaip ir aišku neužgriūti taip. Tai parenkam vaikišką staliuką ir tada pereinam prie kito etapo, parinkę baldus, jau turim padengti stalą vandeniui atsparia danga, specialia danga, kuri leis mums šiek tiek apsaugoti ir stalo paviršių, kuri bus lengvai valoma. Ir aš čia pasiėmiau tą tokią impregnuotą, čia ne pats geriausias pavyzdys, bet turėkime minty, stalas dengiamas jau nebe kažkokia šventinė staltiesė, o drėgmei vandeniui atsparia danga. Padengus vandeniui atsparia danga visą stalą, reikia pradėti rinkti priemonės ir jas parinkus ir paaiškinti. Tai čia bus tapyba guašu, tai guašas yra specialūs dažai, parenkamos pagal užduotį 3 pagrindinės tik tai spalvos, tai yra geltona, raudona. Čia apraše yra nurodyta šitas dalykas, paaiškinta yra apraše raudona, geltona ir žalia. Kita ten dėžutės turinį dedam į šalį. Taigi naudosim 3 pagrindinės spalvas ir tos spalvos yra šios. Tada būtinai pasižiūrim, kokie yra tie dažai, atidengus indelį, įvertinam. Jeigu dažai yra pakankamai nauji, jų gali net nereikės skiest vandeniu. Jei dažai jau buvo naudoti, jau dangteliai buvo atsukti ir vėl užsukti, gali būti, kad šiek tiek reikės mums sudrėkinti. Tai atsukam tuos dangtelius, įsitikinam, čia net supleišėje yra tie dažai. Ir čia irgi jau supleišėje. Vadinasi, imam atskirai kiekvienai spalvai teptuką, tai parašyta apraše, vaikui reikės kiekvienai spalvai atskiro teptuko. Ypatingų teptukų dar jiem nereikia, bet esmė yra 3 guašui teptukai, 3 guašo spalvos. Ir jeigu yra, bet kaip šiuo atveju, jau naudotas guašas ir tikrai sukietėjęs, imu indelį su vandeniu ir truputėlį su teptuku, atgaivinu tuos dažus. Po lašelį, po kitą, nelygu kokia to guašo konsistencija. Kaip minėjau, jei visiškai naują rinkinį atidarom, jau gali net nereikėti to drėkinimo. Čia pastovėjus sunku apibrėžti, kiek tų lašelių, žiūrim pagal situaciją. Ir sudrėkinam tuos dažus
išplaunam teptuką ir turim dabar jau 3 paruoštus indelius, 3 teptukus ir turim, tarkim, čia tą indelį su vandeniu. Dar vienas dalykas yra tinkamai parinktas popierius. Tai guašui geriausia tinka vatmanas. Vatmanas yra šiek tiek kietesnis popierius ir tai yra įvairių tokių piešimo albumų gamyboje naudojamas popierius. Ten tie spausdintuvo popieriai nelabai gerai tiktų, bet parenkant, sakykime, jau čia reikėtų įsidėmėti, kad tai nėra akvarelė, tai specialaus to albumo akvareliai neieškokim, tiesiog ieškokim tokio storesnio. Tai gali būti kartonas, tai gali būti, kaip šiuo atveju, albume vatmanas, tai gali būti kažkoks storesnis popierius ir pritaikytas tiesiog piešimui guašu. Ir tą jau lapą, kaip sakoma, ruošiam vaikui piešti. Vatmanas paruoštas, jo drėkinti nereikia, dažai paruošti. Kas eina toliau, tai reikia paruošti vaiką. Šiti tokie meniniai darbai pagal aprašą turėtų būti įvertinti ir vaikas pirmiausia apsaugoma jo rankovės, dedami antrankoviai. Tai šiuo atveju čia yra šitai lėliai pasiūti antrankoviai, tai imu tą iškelėlės manekeną, vaiko tiksliau manekeną, čia 4-5 metų turėtų būti, ir tada jam ant rankų reikia uždėti antrankovius. Antrankoviai, kurie apsaugos jo rūbelius. Tai šiuo atveju čia mums pasiuvo siuvimo mokytoja, ten kažkokių reikėtų pasiieškoti, galbūt toj egzaminų bazėje bus kitokie. Bet pagal aprašą užsideda šitie antrankoviai ir dedama vaikui prijuostėlė. Tai prijuostėlė irgi reikės pasižiūrėti, kokią jie turi. Mes čia, aš nuėjau į virtuvę, atsinešiau tiesiog tokią vienkartinę tokią kaip virėjos dėvį. Tai jinai didoka, bet tiesiog vaizdumo dėliai vaikui uždedama prijuostėlė. Tai jau visa prijuostė. Ir vaikas dabar jau yra ant tinkamos kėdutės atsisėdęs, prie tinkamo jam stalo aukščio, turi vatmaną tapymui guašu, turi 3 skirtingus teptukus tam, kad galėtų tas spalvas dažyti kiekvieną spalvą atskirų teptukų, ir turi indelį vandeniui, kuriame galėtų išskalauti tuos teptukus, bet jis turėtų kiekvieną spalvą imti atskirų teptukų ir dėl to pagal aprašą jie aprašyti 3. Tai apsauginiai drabužiai, prijuostė, apsauginės rankovės vaikui yra uždėtos, bet vis tiek egzamino apraše nurodytas veiksmas po veiklos nuplautos rankos ir veidas. Ir tai vertinama 2 balais. Tai vadinasi, pabaigęs piešimą, vaikas, jeigu jau susitepė veidą ir nuimam jam tą prijuostę, antrankovės ir vedam nuplauti rankutes ten su pagalba ar ir savarankiškai, tai šitą irgi reikėtų nepamiršti. Tai pabaigus tą piešimą, vieta bus sutvarkoma, tas vaiko piešinys, vėlgi, kuris bus dedamas, tai jau čia ugdytojo pedagogo yra užduotis ir mūsų užduotis tik tai paruošti šitą vietą tinkamai, po to sutvarkyti ir ta vieta apima taip pat ne tik tai ten nuvalymą, bet ir vaiko higieną. Tai šitą dalyką neturim pamiršti ir tada einam jau
patys plautis rankų. Šitoje užduotyje parašyta, po darbo nusiplautos rankos irgi 2 balai. Vadinasi, aš susitvarkau čia vietą, sudedu viską į vietas. Tai yra, baigėm jau mes čia piešti. Užsuku guašą dangteliais, dedu į dėžutę, išplaunu, reiškia, šepetėlius, dedu į jų vietą, ten šitą guašą, užsuku dangtelius, dedu į vietą, sutvarkau čia tą popierių ir staltiesę, vaikas jau nupraustais delnukais laksto ir pati irgi einu plaut rankų. Plaunu jas taip pat kaip ir jau mokėmės. Ir tik tai tada einu pristatinėti tų 2 žaidimų, kurių vienas yra 4-5 metų vaikui žaidimas patalpoje, kitas 4-5 metų vaikui žaidimas lauke. Jeigu kartais iškiltų klausimas, ką būtų galima daryti su tomis 3 spalvomis, tai iš tikrųjų iš tų 3 spalvų galima išgauti kitas spalvas. Tai yra maišant geltoną ir raudoną galima išgauti oranžinę. Tai 4-5 metų vaikas gali stebėti, kaip iš 2 spalvų sukuriama 3. Maišant skirtingais kiekiais galima gauti didesnį, mažesnį intensyvumą oranžinės. Maišant žalią su geltona galim išgauti mėlyną, vėlgi skirtingų intensyvumų. Gali būti vos melsva, žydra ir jau tamsi mėlyna. Ir maišant raudoną su žalia yra gaunama violetinė. Tai irgi nieko, kai sakoma, čia naujo. Čia tas vadinamas Getės spalvų ratas. Iš 3 pagrindinių spalvų gaunama dar tokios išvestinės spalvos. Mes šiek tiek apie tai kalbėsim, kuomet nagrinėsim Valdorfo ugdymo teoriją. Ten daug skiriama dėmesio menams ir net galima rinktis tokią ir veiklą savo, tokią irgi iš pagrindinių spalvų gauti. Va tas išvestinės vaikai mato tą virsmą ir suvokia, labiau suvokia tas spalvas, kas jiems aktualu 4-5 metų laikotarpyje. Tai jeigu būtų jau tokių klausimų, kodėl, sakykime, tik 3 pagrindinės spalvos, kokia čia veikla galėtų būti su tokiu vaiku, tai tikrai neapsiribokim vien tuo, kad vaikas galbūt kažką nupieš, bet galim iliustruoti ir tokia veikla, kuomet vaikas, iš tikrųjų tokia pažintinė veikla, kai vaikas matys tą naujų spalvų gimimą. Iš 3 pagrindinių spalvų, naujų spalvų gimimą jo akyse, tais eksperimento būdu jisai pats įsitikins tuo galimybę tas spalvas išgauti. Va, tai tiek, tai būtų jau 6. egzaminas.